jaunoji, neverk mergelė, nerauduok jaunoji, kaip iš josiu, taip parjosiu, kaip iš josiu, taip parjosiu. Seni žmonės gyvenantys Bubiuose, iš kur Dubysos upė išteka, pasakoja, jog tose vietose kažkas nakčia buvo įsitaisęs jodinėti besiganančiais arkliais. Išaušus rytui, žemaičiai pievose rasdavę nuvarytus arklius. Vieną naktį pasergėję pamatė, jog jų arkliais du velniai jodinėja. Supratę, kas vyksta, keikdamiesi šaukė: Dubysa, Dubysa. Pasak senolių, nuo tada upė ir vadinama Dubysa. Dar Dubysos vardas kildinamas nuo žemaitiško žodžio dubė. Aš joju į žygį, Marius. Vaidotas, aš joju į žygį. Skalsos. Aušrinė, tebūnie darna. Remigijus, aš joju į žygį. Marijus, aš joju į žygį. Į 5 dienų kelionę 5 žygeivius Knituvos žemių vaidila Darius Ramančionis palydė senovinių papročių, įdėdamas duonos, druskos ir pasagą, kurią teks nunešti ir įmesti nemunėlin, kaip prašymo susitaikyti ženklą. Mat kažkada 2 sesės Žemaičių upės Venta ir Dubysa susipykusios dėl gražuolio Nemuno ir patraukusios į skirtingas puses. Stovėdami ant Bubių piliakalnio žemaičiai prašė ugnies, vandens, vėjo, perkūno, palaimos žirgeliams ir sėkmės žygiui. Šio žygiu žemaičiai turėjo tikslą – paminėti kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio 250-asias gimimo metines ir tuo pačiu priminti, kad XIX amžiaus pabaigoje dėl techninės pažangos žemaitukų veislės žirgeliams ėmus nykti, jų išsaugojimo ėmėsi didikai Oginskiai. Ši giminė ėmė rinkti žemaitukų žirgus, juos veisti, vykdyti selekciją, vežti į tarptautines parodas. Dubysos upė buvo tinkama malūnų statybai. Jos šlaitai aukšti, vaga pakankamai plati, puikus vandens kritimas. 20 amžiaus pradžioje prie Dubysos malūnų buvo per 20. Prieškaryje dar veikė 16. Dubysos aukštupyje ir net jos intakuose būta ne tik vandens malūnų, bet ir plytinių, kuriuose gamindavo koklius. Su Nemunu skubantis susitikti Dubysa turi 44 intakus. Iš didesniųjų Kražantė, kuri į Dubysą įteka netoli Burbaičių piliakalnių.
Mes klausėm, ar toliai iki Seredžiaus, nesuprato, žinok, kad nepažįstam. Iš intakų paminėtina ir Grįžuva, kurios ilgis tik 14 km, tačiau baseino plotas siekia 190 kvadratinių kilometrų. Ir ją baseino plotų iš visų intakų pralenkia tik Kražantė. Grįžuva į Dubysą įteka prie Kubilių piliakalnio, Kelmės rajone. Iš 20 Kelmės rajono piliakalnių didžiausias Kubilių, žmonių dar Birutkalniu vadinamas. Šis piliakalnis dar ir aukščiausias, jo šlaitai siekia net 24 metrus. Vai, jo, parpušinėlį, pamačiau mergelį, griebančienelį, sveta mergelė, tokia rebėjelį, ar tu Žygeiviai seka Dubysos tėkmę, keliaudami keliukais, jodami pievomis bekelę. Surinkusi Kražantės, Grįžuvos ir mažesniųjų intakų vandenis, Dubysa vinguriuoja galingesnė srove, platesnė ir gilesnė vaga, įsigrauždama į pakrančių smėlį ar žvyrą, šniokšdama per akmenis, vietomis gili, vietomis visai sekli. Žirgai žemaitukai risnoja su upės tekme, o žemaičius žavi ne tik kraštovaizdas, bet ir pakelyje sutikti žmonės. Dėl ko aš čia esu? Mane domina patys žygiai. Tai yra jau dalis mano gyvenimo. Aš gerai jaučiuosi, kai žygiuoju, kai keliauju žirgais. Va, tai mano stichija turbūt tai yra. O kai pasiūlė, kad joti pagal Dubysą, tai čia prieš kokį 20 metų aš praplaukiau Baidare. tą pačią Dubysą aš galėsiu pamatyti truputį kitaip. Nes ar keliauju dviračiu, ar plaukiu Baidare, ar joju žirgu, kitaip pažįsti tą vietovę. Bet esu labai nustebęs. Aš joju ir man skamba Maironio žodžiai, ką mes dainuojam. Tai yra, supratau, dėl ko, kad tai yra netušti žodžiai. Ir tai yra nuostabaus grožio upė. Kaip ir dabar, va, ką tik prajojom tokią giraitę, va, Marius sako, nu čia, sako, tas miškas turi dvasią. Ta pati pasakė ir Aušrinė. Va, tai čia tokia graži gamta ir dabar laikas, va, žydi ievos, sproksta pumpurai, kvepia, paukščiai, nu, ir gera draugija. Tai ir mes neskubam, va kas svarbiausia, neskubam. Va čia yra didžiausias va, tas turtas dar prie to prisijungia, kad mes galim stebėti, džiaugtis ir neskubėti. Žygeiviai 4 kartus plaukė per Dubysą, 10 kartų jojo per tiltus.
Vienas įspūdingiausių tiltų, kirtusių kelią kelyje, Lyduvėnuose. Lyduvėnų tiltas didžiausias plieninis Lietuvos tiltas, 599 metrų ilgio ir 49 metrų aukščio. Pirmą kartą tiltas per Dubysą šioje vietoje pastatytas prieš 100 metų. Medinę estakadą pastatė vokiečių kariuomenės pionieriai ir belaisviai. Tai buvo vienas didžiausių medinių tiltų Europoje. Tiltas turėjo tarnauti Rygos tilžės geležinkeliui, tačiau traukinių eismui jis buvo netinkamas. Tilto konstrukcijos nebuvo pakankamai tvirtos. 1918 metais vokiečių okupacinė valdžia pastatė plieninį tiltą. Bėgiai padėti 42 metrai virš Dubysos. 1944 metais tiltas susprogdintas, o 1951 metais rusų okupacinės kariuomenės inžinerinis dalinys per 29 dienas atstatė tiltą. Lyduvėniškiai šneka, jog tilto statybai rusai sunaudojo pusę Šiluvos pušyno. Vėliau tiltas iš gelžbetonio perstatytas. Žinot, ką mes supratom? Kad po to tilto nuo lietaus nepasislėpsi. Pačiam žygiui labai gerai jaučiuosi, labai laiminga esu kiekvieną akimirką. Gera joti, pats žydėjimas. Gera patį žirgą labai pajausti. Kelias duoda pats daug labai iš savęs. Ir mokina, ir netgi, sakyčiau, gydo kelias. Man labiausiai turbūt stiprina patį ryšį su mūsų Lietuvos žemėm. Jo, įdairaisi, matai viską aplinkui ir supranti, kodėl to žemės mums tokios brangios, už ką mes jas taip mylim. Atsigrožėti negaliu. Dainuoju ir visi dainuojam. Gera joti su daina. Žirgams labai patinka. Ir ritmas atsiranda, ir ūpas pakyla. Kiekviena kelionė, kad ir kur ir kad ir kokia jinai bebūtų, jinai atneša savo pamokas. Kiekvienam savas. Smagu visuomet patikrinti ir valią savo, ir galimybių ribas. O visų labiausiai tai turbūt pasileisti į patį kelią, atverti širdį, paklausti, kas tai yra, kur jisai veda. O, labas. Ką nori pamokinti. Kadangi pirmą sykį leidaus taip ilgam su žirgu, tikrai įdomu atrasti tą bendrumo jausmą, ryšį jojant kartu, leidžiantis į kelionę. Nebėra pojūčio, kad aš joju, aš noriu sukti kažkur. Mes kartu viską darom, kartu klumpam, kartu į kalną lipam. Labai gražus tas patyrimas. Atsiranda toksai vidinis žinojimas, vienas kito pajautimas. Šiandien tai sakysiu, kad seklis ypatingas, iš tiesų yra. Vakar susitikom dar prie žygį, Vaidotas sako, tai rinkis žirgą. Kaip sakau, rinkis? Rinkis, sako, kad trapą jausi, tą ir josi. Tai taip apsidairiau, šitas, sakau, net vardo nežinojau. Labai džiaugiuosi, kažkaip jisai prityręs, tai aš jau juokiausi, sakiau, žalias raitelis, nors tegul žirgas viską žino, jisai veda mane pats. Labai pasitikiu aš juo. Tai gera joti, kai įsiklausom viens į kitą. Žemaitukų veislė viena seniausių, turinti unikalią genetinę struktūrą ir istoriją. Visais amžiais žemaitukai žavėjo savo ištverme, nereiklumu, atsparumu, tvirtumu, dailumu, darbingumu ir ypatingu charakteriu. Seniausias lietuviškas arklio pavadinimas yra Ašvienis. Žmogus žemaitis ir žirgas žemaitukas visada buvo ir yra vienybėje, vienis. Kodėl aš tam žygiui? Gimėt kažkada tai idėja laikyti tų žirgus. Ir vien laikyti neužtenka. Pradėjau laikyti, reiškia, reikia dar kažką padaryti su tai žirgais. Tai iš pradžių galvojau visai ką kitą. Varžybas. Varžybų dar net neparagavęs pradėjau persimastyti, kad net to man reikia. Pasižinojau Vaidotą ir taip užsikrečiau. Kaip virusas, reiškia. Irgi žygiai, žygiuoti, matyti, nes prigimties toks labiau paklajoti negu kažkur atsisėsti ir sėdėti. Tai taip vat ir gavos. Iš karto gimė tas duetas, kad aš iš žemaituks ir žygis. Jau kai gimė, kai čia iš vidaus jau tas toks pasakymas, kad man reikia žirgą, tai pradėjau ieškoti. Ir iš karto savy toks jausmas, kad reikia
žemaituką, kuris atitinka tą apibūdinimą, reiškia, gyvybinks ir nuvykau ir pamačiau, bandoj buvo 3, kaip tik maži eržiliukai, ganys, pamačiau, kad reikia šitą. Antrą dieną jau parsivežus, atsistojęs jis ant galinių, jis jau tėvų į pakaušys kelą. Iš karto parodė, kad čia tu prie manęs nelys. Ir tada supratau, kad čia tikrai su charakteriu ir galbūt net bėdų jie nauginant, bet jie priprant kažkaip, tikrai tokie yra priraišus prie šeimininką, atrodo, kartais jį ir nuskriaudė tą žemaituką, bet jis vis tiek kištą savo galvą ir rodė tą ištikimybę, draugystę. Aš negalėjau pagalvoti, kad Lietuvoje iš tikrųjų tokių vietų yra. Ir tarnybos dar laikais kariuomenį, tai antroji pusė jau į Vilniaus, ten į tą pakraštį. Tai irgi man tokia buvo kaip neregėta ta Lietuva. Bet čia žiūriu, visai taip netoli mūsų yra tokių įspūdingų vietų. Šiandien Vaidui šauku juodams. Sakau, Vaidai, jaučiu, kad tas miškas turi kažkokią dvasią. Malonu keliauti. Jis patyrė žirgas yra. Nujojęs, kuris preiduosias jūras, patyrė žirgas. Kai mes abu sutarėm, nereikia kovoti su juo. Malonu pamatyti piliakalnį, savo protėvių, užmirštas vietas, dabar užmirštas. Tai mylim savo kraštą. Saulė linkstant vakarop, žygeiviai patraukė link nakvynės vietos – Skaraitiškės dvaro Raseinių rajone. Pasak senų žmonių pasakojimų, Skaraitiškės dvarą įkūrė žemaičių bajorai Skaraičiai, kurie Vytauto laikais valdė didžiulius žemės plotus tarp Šiluvos ir Dubysos. Istoriniuose šaltiniuose minimais Skaraitiškės raktu. Dabartiniai mūriniai Skaraitiškės dvaro rūmai pastatyti 1838 metais. Nuo 1995 dvaro savininkas Kęstutis Skamarakas. Geri broliai žirgeliai, parėmėsa rudeniniai, parėmėsa rudeniniai, parėmėsa rudeniniai. Ir išjoja broleliais, parelygiusius laukelius, parelygiusius laukelius, parelygiusius laukelius. tą žygį planavau, tikėtina, kad prieš 2 metus tokią viziją, kadangi Dubysa yra viena iš pagrindinių Samogietijos upių. Ir pavadinimų mes galim Dubysos įvairių sugalvoti, bet mano nuomonė, kad Duba, kada buvo laivų rūšis, kuri gabendavo iki 30 tonų krovinių, galėjo irgi prisidėti prie Dubysos vardo atsiradimo. Ir manau, kai vandens lygis buvo kažkada tai aukštesnis, šita upė buvo viena iš pagrindinių arterijų, prekių ir žmonių keliavimo, kadangi aplink buvo miškai ir tą Dubysą reikia atiduoti pagarbą. Ir be to mes turime atiduoti pagarbą Oginskių, kunigaikščių Oginskių giminiai, kuri padarė viską, kad išliktų žemaitukai. Joju šiuo metu su Krutu, tai 5 metų eržilas. Kai gimė prieš 5 metus, jis buvo baltas, gimė per Atvelykį. Ir tas žmogus, kuris tuo metu buvo sodyboje, galvojo, kad per Atvelykį padaugino ir jam prasidėjo baltoji karšlė. Gimė kumeliukas, jis labai buvo mitras, todėl ir teko duoti Kruto vardą. Jam irgi yra išbandymas, įgūdžių susiformavimas, bendravimo susiformavimas, kadangi dar vienas Marius irgi joja su Kantu ir Geržilu, tai jie labai viens kitą taip jau konkurentiškai vertina. Žygyje mes laikomės tokio saugaus atstumo. Šiaip šaunus žirgas ir jojant kai kuriuose vietose, aš jo ir mintimis, ir garsu paprašau, saugoji mane, saugoji save. Ir liktai tą dalyką suprasdamas jis ir daro. Keliaujant artyn Seredžiaus, žygeiviai ir žirgeliai pasuka link valstybinio Margupio botaninio draustinio. Margupio kadagynas išskirtinis tuo, kad veši ne įprastinėje smėlingoje, o derlingoje žemėje. Erikas Laiconas, speleologijos pradininkas Lietuvoje,
keliautojas, publicistas, ūkininkas pakviečia į nedidelį šeimos pastangomis įrengtą muziejų, kuris liudija apie meilę tai vietai, kurioje gyvena. Kai mes nusipirkom aną sodybą, už tvarto kažką darydamas, beveik paviršių žemėje radau tokį daiktą. Įgalvoju dabar, panašu į grūstuvę, bet kad nelygus paviršius, negali būti taip. Kas čia per daiktas, nežinau. Bet daiktas, ne, aš jį padėjau ir jis tegulėjo apie 16-15 metų pas mane daržinėje. Po to aš vis paimu taip ir vieną kartą aš apverčiu. Taigi, veiduką. Tai aš ją pavadinau Margupė mergelė, jinai mūsų šito muziejuko yra simbolis. Ir ko gero, iš kur jinai gali atkeliauti rožio švietiniams, tai sako, turbūt iš dvaro, kai tą dvariuką draskė, tai išmetė kaip nereikalingą daiktą, iš kur daugiau. Nukeliaujame iki Pašilių piliakalnio, kuris įrengtas Dubysos dešiniajame krante prie Margupio upelio. Pašilių piliakalnis stūkso su visomis savo paslaptimis, istorikų neišstudijuotas, archeologų mažai tekasinėtas. Pasigrožėti piliakalnių didybę žygio metu kvietė 12 piliakalnių, tautos istorijos liudininkų, kurie mūsų dienas pasiekė apardyti gamtos ir žmogaus. Tačiau žinojimas, jog beveik pusėje iš jų stovėjo medinės ar mūrinės pilys, kurios gynė aplinkinės gyvenvietės, kyla pasididžiavimas ir siekis, gerbiant praeitį, rūpintis ateitimi. Priėjau dvarelį, priėjau dvarelį, priėjau dvarelį, sustojau. Priėjau dvarelį, priėjau dvarelį, priėjau dvarelį, sustojau. Dar 1283 metais vokiečių metraštininkai rašė, jog žemaičiai yra kietasprandė, kovoti įpratusi tauta. Užsispyrę žemaičiai sugebėjo išlaikyti savąjį tikėjimą, tradicijas, kalbą, neprarado ryšio su gamta, žirgeliais. Žemaičių savitumas turi istorinį pagrįstumą. Iš čia tikriausiai ir kyla pasididžiavimas, bei noras dar ir dar kartą pasauliui pasakyti, aš esu žemaitis, man svarbi mano žemė, man rūpi jos praeitis ir ateitis. Pasakyti daina, žygiu, žirgeliu, žemaituku.